tarpusavio asistentai. Pirmasis asistentas Arūnas Šeškus, trupa kategorija Palanga. Antrasis asistentas 17 Aurimas Baruckas, 9 Rokas Upelis, 20 numeris Renusas Mošnumbis, Dominykas Landėvičius, komandos kapitonas 20.
Nėra labai ko džiaugtis, pralaimėjom 2-0, bet aš Rūbiniai po varžybų vyram padėkojau už gerą kovą, už gerą nusiteikimą, už dėl to, kad nepalūžo. Nepalūžo pirmam kėliny po, sakykime, taip abejotinų teisėjos sprendimų nepalūžo, antram kėliny, kai liko mažiau, neblogai šiandien susitvarkėm su užduotim, ypač pirmam kėliny tikrai ir tiek vidury. Neblogai gavosi žaidimas, turėjom progų, dėja neišnaudojom. Sakykime, rezultatas pasako pats už save, nors galbūt ir šiandien tikrai neblogai sužaidėm su ekranu, bet kažko pritrūkom. Aš nenoriu čia, nes jau vieną kartą vertinu, nuo to niekas nepasikeitė, sakau. Man atrodo, ekranas tiek stipri komanda yra, kad jiems pašalinių pagalbų tikrai nereikia. Aišku, gavosi kovingos rungtynės, reiktų pasidžiaugti ir, aišku, iškovota pergalė 3 taškais. Aišku, Šiaulių komanda davė tikrai tikrą kovą ir aišku, nebuvo lengva, neturėjome erdvės. Aišku, momentai galbūt pradžia rungtynių, galėjom, kur Ademolo galėjo 1-1 išėjęs paspręsti, aišku, įmušti įvartį, dar porą progų turėjom. Paskui, aišku, nurimom kažkur tai ir atidavėm iniciatyvą. Tas sąmyšis ir tas, nesakyčiau, gal chaotiškai, šiek tiek gynybiniai veiksmai komandos stringa ir ne pirmose rungtynėse. Ir vis tik tai ir turim patyrusių žaidėjų, nesinori, aišku, vėl kartotis, bet tas patyrimas kažkokį perauga į perdėtą ramumą. Kas, aišku, irgi yra labai pavojinga. Ir matėm šiandien, kad tik tai sėkmė kažkokia nusišypsojo, kada 2 kartus atsimušė į vartų konstrukciją. Aišku, pretenzijos nesinori į personalės lys, bet ir Černiausko darbas vartose irgi jau, ta prasme, įgauna kažkokį negerą pastovumą. Tai šiandien gerai, kad nusišypsojo ta sėkmė, bet kitose rungtynėse to gali nebūti. Tai taip, kad tas toksai perdėtas ramumas vis tik tai nėra mums geras. Kitas dalykas, visi ar daugumas dar nori kažką tai, kalbant apie ekraną, nori dadėti, reiškia, darbą teisėjų. Tai čia nežinau, ką, ta prasme, stengiamės žaidžiam mes ir stengiamės aikštėje žaisti.